Labas rytas, kolegos. Pirmadienis. Iškilinoja. 5 kadencijos savaitė. Tai va, jaučiuosi kažkoks išsekęs. Senas greičiausiai. Dėl to. Čia viską nurašom į metus. Tai va, ilsėjausi, buvau viešbutį. Kiek aš čia turėjau. Apie daugiau kaip 60 valandų. Kem 8, 11, kem 9, dar 6. Jo, šiam 5 valandas turėjau bendrai. Susikompensavo viskas su kaupu. Tai va, pradedam 5 savaitę. Lieka 2 savaitės iki grįžimo namo. Tikėkimės, nebus kliurkų daugiau su tais visais laiko viršėjimais. Nors čia darant viską ant ribos, tai visko įmanoma. Tai va, šiandien turiu 2 maršrutus. Pirmas čia netoli, Kalmar, toks nuo Karlskronos, ten apie 8 km gal kažkur tai. Popierių kažkokį vežu kartoną. Ir kas dar? Grįžtu į Karlskroną, pristatau tuščią priekabą. Pasiėmu naują ir važiuoju į Stokholmą. Pirmą kartą Kalmar ir pirmą kartą Stokholmas. Niekada nebuvau nei ten, nei ten. Tai kad Kalmar čia netoli, o Stokholmas jau 500, mačiau ten. Bišti kilo, tai nežinau, kaip aš šiandien susisuksiu netgi su savo 10 valandų vairavimą. Plius nežinau, kur ten reikės nakvoti, nes važiuoju į Ikėją, o ten kolegos vairuotojai sakė, kad liktai tenai negalima stovėti. Nu, matysiu, dabar dar nežinau, gal šefas pasakys kažką, tai reiks paklausti, ar tenai galiu kur nors nakvoti ar ne, nes Stokholme nebuvęs, tai išvis nežinau, kas tenai toj pusėje darosi. Tai va, gerai, tokia įžanga, tokia pradžia. Važiuojam, išsikraunam popierių, pasiėmam Ikėjos krovinį ir minam į sostinę Švedijos. Aš sakiau, norėjau nuvažiuoti pats kokį savaitgalį, toli važiuoti tenai, nuvažiuosiu, aišku, nepasvaikščioti, nepasigrožėti senamiesčiais kokiais, o darbo reikalais, bet užsidėsiu pliusuką Stokholme, Let's go. Susitiksim kažkur įsikrovimo taškai greičiausiai. Bergą. Sukam į Bergą. Ikėja, bet man ne Ikėjos reikia, bet man rodos čia šitam shoppingė kažkur tai. Biltema. Hansa City. Kažkaip čia įdomiai išvažiavimas. Čia fūra stovi. Arena. Gudfaglen arena kažkokį. 300 meters, go left on the roundabout and take the second exit. Then you have reached your destination. And I have reached my destination. I have reached my destination. Nu gerai, kai vis laik grybaujam, ne? Ir kur dabar tas popierius? Nibloms, tiesiai Niblomsas. Važiuojam tiesiai. I have reached my destination. Viskas gerai, tik tai kad jie turi čia dar keletą vartų. Čia 5, 6. Sako, važiuok 1, 2, 3, kur yra. Biški už kampo. Liavo čia taip tarp mašinų parkavimo neįdomu, sakyčiau.
reikia atbulus stumt. Ne, apsisuksiu gal, nu bet jau čia toks, kaip sakyt, ne švediškas, jeigu švediškas gyvenimas. Okei, aš tikrai apsisuksiu. Parkuojus beli kur, bet reikia paklaus gal. Jie nori prie konkrečių vartų, kad aš prisparkuočiau. Nu, praleidžiame šituos didelius mašinus, vežančius rulonus. Tai ką, padariau Kalmarą, grįžau ir pasiėmiau priekabą iki Stokholmą ir važiuojam 514 km, 6 valandos 37 minutės pagal navigaciją. Aišku, reiks pertraukų 2, nes baigėsi vairavimo laikas, liko valandą iki 1. Ir oho, rulonai. Bretlast. Tai vadinasi platus krovinys. Ir labai platus. Okei, jis dabar kažko čia, nepraleis manęs. Tai va. Tai reikia dabar išvažiuoti man iš Karlskronos, pasiimti kažkur stot ant kažkokios kišenės, lay-by, kaip sakoma, ir atstovėti kem 5 ir tada dar kažkur pakeliai dar vieną pertrauką reiks pasiimti. Tai turėčiau, pagal viską 6 valandą turi būti, tai 2 pertraukus, 1,5 valandos, apie 7:30, įsikrovimas rytoj 7. Galvojau, nedavažiuosiu, bet viskas gerai, turėčiau davažiuoti. 6 valandas 2:08 turiu vairavimą. O, nedavažiuoju, blemba. Na ką, radom parkingą, spėjom dar laiku. Žiūrim, ką čia turim dabar ir šitą pažiūrim, ar yra vieta, nes tam palei kraštą mačiau pilną mašinų pristatytą. O čia yra už nugaros 2 vietos ir prieky va 1 vietą matau. Statomės už gale ir einam ieškoti, kur ką susimokėti. Nelabai supratau, bet sakė, kad čia nemokamas, bet ir nematau jokių ženklų. Tai čia tada labai gerai, man pasisekė. Čia trafik placas. Šitie trafik placai tai nemokami būna. Tai gerai, nu. Einam pasistatyti pertrauką. Lietuvis miegas už lietuvų. Aš atsistojau tenai už namą. Tai tada visai gerai ir čia dar galima kažką sugraužti net bus. Nu gerai, spėjau. 30 minučių liko šitą kartą. Einu pasistatyti pertrauką tada. O labas rytas visiems. Liko dabaigti kelionę iki Stokholmo. Kiek čia man liko 8 km iki taško. Valandą laiko, tai būsiu beveik laiku pagal Ikėjos reikalavimus. Tai va, tai parkingas jo buvo nemokamas, net keista, kuro kolonėlės, visais taptolėtais, gal net ir dušai buvo, va šito nepatikrinau. Bet esmė tame jo. Aišku, dabar jau šitą aš važiuoju, tai jau buvo per matyt vakarė privarėmą, aišku, pilna, bet esmė tame, kad važiuojam į Stokholmą, įsikraunam Ikėjai, žiūrim kaip tenai kas ir žiūrim, ką toliau turim. Skanijos gamykla tenai po kairę mačiau. Jo, normali tokia. Pravažiuosim, gal ką nors pamatysim, nežinau, bet jau mačiau ženklų Skanija. Nu ką, atrodo, baigiam privažiuoti, kilometras liko,
Toj kolonėlėje nusipirkau kavos ir prisiminiau kažkurių Skandinavijoje dirbančių youtuberių pasakymą. meters, turn right. Ten buvo Starbucks kavinė, and toj take the kolonėlėje second exit. Q8. Nusipirkau kavos kaip standartišką, tą juodą amerikietišką, Turn amerikano right, vadinamą. then cross the roundabout and take the second exit. Paragavau pirmas gurkšnis, net supykino. Degutas, konkretus degutas. Ir tada prisiminiau iš tų youtuberių, kad sakė man, kad ten ne kavas Švedijoje, bet degutas. Ikea, okei. Ikea matau, įvažiuot. 3 meters, turn right, then you have reached your destination. Turn right, then you have reached your destination. Jau tai stovi. Man gal reikia pirmą pasiklausti. Reikia pasiklausti gal pirmą. Nu ką, laukiam kol iškraus, susimaudėm. Kaip koks mažiukas kiemas šitos Ikėjos. Tai va, turbūt dar nepradėjo, nes Lenkas prieš mane atvažiavęs irgi nepradėjo kraut. Tai va. Laukiam, kas daryt. Važiuojam keistis priekabų. Halsfredą. Vokiečiai jau užtruko, neskubėjo iškravinėti. Roundabout and take the first Ką exit. čia mes turim? Cross the 4 roundabout valandas and take the vairavimo. first exit. 4 valandas vairavimo, 330 km. Let's go. Let's go, boys. Op. Kažkaip šviesoforas įdomu išdeginėjasi. Tolumoj matosi Skanijos gamykla tenai. Jo, taip neblogai atrodo, nemažas plotelis toks. Čia iš arčiau biškį. Nelabai pavyko man ten pafilmuoti. Ką darysi? Kaip išėjo, taip išėjo. Gerai, keliaujame mes toliau. Dar iki tikslo nepasiekiau. Dabar ką norėjau, dabar biškį pasidalinti savo pastebėjimais, kurie man krito akis atvažiavus ir pavažinėjus jau čia 5 savaitę dirbant Švedijai. Vairavimo kultūra ir apskritai vairavimas Švedijoje. Švedija yra praktiškai beveik saugiausia šalis Europoje, visoje, ne tik Europos Sąjungai. Už ją saugesnė yra tik Norvegija, gal statistika, kurią pasitikslinau nesenai. Bet tai matosi iš tikro ant akių. Švedai vairuoja tikrai labai atsargiai, kartais net atrodo juokingai atsargiai, mano akim kaip lietuvių žiūrint. Ir tai, ką aš mačiau gyvendamas Anglijoje, nors Anglija yra viena iš saugiausių šalių taip pat, sakysim, saugesnė už tą pačią Vokietiją, Olandiją ir taip toliau. Aišku, pačios nesaugiausios šalis ten yra Balkanai, Pietų Europa, ten Italija, Graikija, Lietuva kažkur apie vidurį, kiek mačiau statistiką, geriau už Latvius, geriau už Estus, geriau už Lenkus. Pagal žūčių, nes matuojama milijonai žūčių skaičių. Tai čia tokia statistika trumpa. Tai ką pamačiau iš karto atvažiavęs, tikrai žiauriai švedai važiuoja, tikrai atsargiai. Kitą kartą matai, kad čia yra tų, kas dirba Skandinavijoje, Švedijoje, žino, ten yra 2+1 tie vadinami keliai. Ne? Iš pradžių 2 juostos, susijungia vieną, kitoj pusė atsiranda 2 iš vienos ir taip keičiasi pastoviai pusėm tos daug tokių kelių. Tai kaip ir greitkeliai, kaip ne greitkeliai, vienu žodžiu. Tai ir būna jau atsiranda antra juosta, jau atrodo lengva. Žiūriu taip per veidrodėlį visi taip ir susirikiuoja žmonės. Mašinos, dauguma mašinos susirikiuoja žmonės, net nelenkia, nors aš važiuoju 80, o ten, sakysim, greitis galimas 90 arba būna kitose atkarpose 100, 110. Viena kita lenkia. Visos taip grinai ir važiuoja, paskui mane ten 80 ar 83 maksimum, ką aš važiuoju. Tai va, tai čia mane taip, kitą kartą, tiesiog net juokinga atrodo, aplengi važiuok, tu ten savo 90, 100, kaip jie paleista. Ne, jie niekur neskuba daugiau mažiau. Labai atsargiai išvažiuoja žieduose, sankryžose ir kai laukia, nors aš matau iš to, kai iš mašinos sunkvežimio žiūri, yra tavo, kaip sakyt, matomumas gana daug tolimesnis negu iš Lietuvos.
laukia sankryžoje, neskuba jie niekur. Lemba. Siaubus, tai net įdomiai, iš tikro. Bet dabar buvau Stokholme šiandien, visai kita. Nu, kaip ne visai kita, bet jau ten daug agresyvesnis važiavimas. Jeigu ten, kur važinėjau visur kitur po Švediją, daug agresyvesnis, tikrai toks grubesnis, užlindinėja ir niekada, ten netgi. Šiandien buvo atvejis, toks, neatsimenu, kokia mikrūškė juoda, tik tai tiesiog buvo susijungimas kelių ir atvažinėjo nuo iš dešinės pusės iš šalutinio kelio. Ir taip staigiai prieš mane blimt ir užlindo. Man teko stabdyti labai smarkiai. Aš ant signalo, lemba, galvoju, ką tu darai, žmogau, karočią. O tik tai žiūriu, o tokie langai tamsinti, tik tai mėlyni švyturėliai, galvoju, šakės ant policijos susišoju. Policiją apipipsinau. Tai galvojau, stabdys iš pradžių. Mane velnio. Jis tenai keletą kartų pamirksėjo su tais mėlynais švyturėliais langė karočią ir nuvažiavo. Sakau, vo tau ir Švedija. Švedija yra vienas, o Stokholmas yra kitas. Jo, tai va čia toks biški buvo mano pastebėjimas, ką pastebėjau atvažiavęs į Švediją ir kiek važinėjau tenai visus tas 4-5 savaitę. Ir va, teko būt dabar Göteborge irgi daug kartų pravažinėjau Göteborge. Biški kažkaip ramiau, Stokholme taip jau agresyviau važiuoja, sakysim. Tai va įdomu, kas dirba Norvegijoje, Švedijoje, ten gal Suomijoje ar Danijoje, kaip tenai ta kultūra, ar skiriasi ar nesiskiria, man tai pasimatė smarkiai. Bet ir pagal statistiką Švedija yra viena iš saugiausių šalių, praktiškai po Norvegijos saugiausia. Tai va čia šiaip toks mano pamąstymas, pastebėjimas, kas darosi keliuose ir kai vairuoja, nes pavyzdžiui, kaip Belgijoje tokioje, tai ten teko vairuoti. Ten irgi kitokia vėlgi kultūra. Kažkada pasakojau, man rodos, apie dar iš Anglijos, kai dariau video. Tai tenai biški kitaip vėl irgi vyksta. Kiekviena šalis turi savo ypatumus, turbūt. Tai va, gerai, važiuojam keistis priekabą toliau. Gal susimatysim tenai kur nors vėliau. Sustojom kem 5 minutėm. Galvojau, davažiuosiu, bet nedavažiavau. Prie ežerėlio, kaip ten dainuoja tasgi liaudės dainius Lietuvos. Ant akmenėlio. Gerai būtų nenusigrūsti vandenį. Na, pamačiau dabar vieną ant žiedo šitą papuošimą. Tai apie ką aš vienam video kalbėjau, kad dažnai ant žiedų būna tokie kažkokios skulptūros, vienokios ar kitokios. Tai vadžiu dabar termometras su laiku. Netgi naudinga skulptūra, sakysim. Bet jo, dažnai žiūriu po Švediją, kai važinėjau čia po šitą dalį pietinę, tai dažnai ant žiedų kažkas tai Karskronai, pavyzdžiui, povandeninio laivo tasgi iškišulys stovi. Tik tiek. Šiaip iš neturėjimo kas veikti, sakiau. Trečiadienis. Diena prasidėjo labai saulėtai, labai fainai. Tik tai temperatūra buvo 7 laipsniai. Bet jau čia pradėjus važiuoti, 5 valandą atsikėliau, tai gal dar mažiau buvo. Tai jo, o šitą dabar apsiniaukė visas tik tai. Nebegražu pasidarė. Tai va. Ką aš dabar atvažiavau jau Halmstadą, išsikrauti turiu, liktai Biltėmo sandėliuose kažkokiuose. Čia va Biltėmo, bet ne čia turėčiau būti, dar 7 kilai. Ir tada važiuosiu į Malmo pasikrauti kažką tai Lenkam, Karskroną parvežti. Kažkokiais tiltukais virš geležinkelio važiuojam. Matau, kažkokie ten sandėliai yra, bet dar užstoja
didelė žolė ir gūdus miškai. Nusišnekė, tai geriau gal tu patiliek. Nepaistęs nesąmonių. Matau, biltėme Lagerfo. Tai man koks Lagerfo? Gal ir Lagerfo. Bet kokiu atveju važiavimas vienas. Niekur aš kitur ir nesidėsiu. Biltėme Logistic tenai. Lagerfo ir Lager 6. Man, blemba, atrodo Lager 6 reikia, ar ne? Nes pas mane kažkas tai buvo toks parašyta. Kažkas su 6. Sako, kad tai yra Malmö ir greitai 60 km/h. Mes mėtame, kad uostas tai uostas, bet kokioj firmai ir ką pasimt ar ką pasikraut, tai aš nežinau. Tai reiks aiškintis, parašyta atvažiuoti į Malmö uostą, viskas. Normaliai. Kas toliau, mes dar nežinom. Postnordas, Jonas, energetikas, milžins kažkoks tai. Buvo vieną kartą šitam uoste, bet ten bent jau pagal adresą šiek tiek ne toj vietoj, kur dabar važiuoju. O gal ten pat? Matysim. Bet kaip mane velka ant miego, buvau sustojęs kem 5 minutėm, užėjau į rastą, pavalgiau tenai, vištieną su ryžiais, su salotom. Kaip mane užvilko, kaip aš dabar grįžčiau kokį 20 minučių. Neįgaliu. Reikia kažkur tai davažiuoti ir kažką pasikrauti. Keep left. Okay. Mes taip ir darom. Laikomės kairės, ne? Gerai, laikomės. Nes nervuokit jūs. Sako, čia į dešinę, tai į dešinę. Kas man daryt? Nepasiginčysi su navigacija gal, ką? Ir vėl dešinę. Malmo. After 100 meters, go right on the roundabout and take the first exit. Go right on the roundabout and take the first exit. First exit ir tiesiai, ne? Ir kur aš dabar ten nuvažiuoju? Kažkur nuvažiuoju. Pavedė Tomas mane vėl po perkūnais, kažkur per uždaras teritorijas norėjo pervesti. Ne, bet tai čia ar ne priekaba, man reiks tiesiog pasikeisti. Karoči. Žiūrim, kartu čia mane vedė šiaip tai biškai kažkur kitaip. Nu gerai, patį uostą, blemba, tai. Patį uostą sakė, sako, tave nukreips. Kiek naujų mašinų privežta, o Jėzau, visokiausių šmartų ir pėžų, blemba. Ajajaj, taip, ten pastatai 15 sakė. 15 čia. Stop. Sakė, tiem tas mažas 15. Pastatas, taptų 2 pastatų didžiulių. Bėgiais važiuoju, blemba, kai traukinys. Normaliai. Jėzau, jeigu jie aukšti bus, aš nepasieksiu užmesti žuvų. Okay, čia va 15 matau. Pankoliktas čia matau. Šai. Patėsim kilimėlį rulonam. Nekinčiu aš tų rulonų, iš tikrųjų aš jums pasakysiu. Blemba. Ačiū Dievui, kopėčias turi, tai galėsiu nors užmest kampus. Lyja žiauriai, visai neįdomu man žinai. Visai neįdomus oras. Gerai, kad galiu dar stovėti palapiniai savo, ha. Man stogą turiu. Nu ką, prisikrovėm popieriaus, rulonų,
mėgstamų. Pavargau kaip šaučius. Berišinėdamas ir laipėdamas per šitos gilentas. Šitą dar kopėčias ten davė tokias biškį. Tai biškį lengviau buvo. Viskas, važiuojam iš uosto į uostą, iš Malmo į Karlskroną. Užtenka čia maltis. Ir ką aš daugiau turiu šiandien ar neturiu? Kas man gali pasakyti? Šiandien tai nieko neturiu. Ir rytoj nieko neturiu. Normaliai. Atsiras kas nors. Vi ska börja med det senaste. SMHI varnar för översvämningar i Budbyträsket, Bodträsket och delar av Östsikten. Smekmånaden, den är över. Därför har vi nu startat upp en sorts relationsakut med Robert Aschberg. Och så för att skilsmässor och sånt ökar ju, men man kan ju också tycka att om det är så att man inser att man inte står ut med sin partner för att man har spenderat sin semester med dem, då kanske kärleken gör dem vården. Jag är ju en stark förespråkare av att göra slut. Formellt. Ja, precis. Exakt. Innan cuffing season börjar där i november. Då hittar man sin nya partner. Det tar vi en annan gång, you guys. det blir nästa i november. Geekfabriken. Vi har ju varit inne på det lite grann, men din expertis vad gäller relationer... Man måste vara sann i sin dagbok. Det här är ju, jag ska också börja med en sån lista. Den är ju jätterolig. Robert har ett namn, sin fru. Kažkokia šiandien uoste betvarkė, viskas pergrūsta, mašinų pilna, blemba, kam aš tą posūkį rodau, mašinų pilna, keltas atplaukė, dabar visi išsikrausto iš čia, o ten vilkikų kiek naujų pristatyta Volvo, man rodos, nelabai supratau. O, vartai greitai atsidaro, valio, vakar turėjau signalinti 15 kartų. Iš kelto išvažiuoja mašinos. Gerai, metam priekabą ten. Nesupratau, žiūr, kas čia dabar darosi. Ok, vietos čia kažkokia yra vieta. Galima čia įkišti blogąją pusę, bet tai kas man reiškia? O, kiek Volvo? Nuliovų vilkikų Volvo. Nuliovų. Atvežė gal ar išveža juos. Gal išveža Lenkam, gal Lenkai prispirko. Gerai, ne. Ketvirtadienis atėjo. Aš jau Jonšopinge. Čia turiu pristatymą IKEA. IKEA mano pagrindinis pristatymo taškas. Labai daug IKEAs įvairias važiuoju. Ką, ketvirtadienis, kaip visą laiką, nebeturiu 10 vairavimo jau. Jau neturiu nuo trečiadienio ryto, nes per pirmadienį antradienį išnaudojau. Nebeturiu ir 9 valandų poilsio, tiksliau 15 valandų darbo dienos, nes ir tas išnaudojau. Bet čia normalu šiandieninė mano darbė. Tai va, nežinau dar ką turiu po IKEAs, pasižiūrėsim, važiuojam užsikrovinėti. Juokingiausia tai, kad pagal vairavimo laiką šiandien galėčiau dirbti tik tai iki 15 valandos. Kas mano vairavimo 9 valandos 15 valandą baigės. Aišku, bus įsikrovimai, tai čia nebus taip, nes pagal darbo laiką, tai plauk 5 pradėjau, 13 valandų, tai 18 turiu baigti. 18 turiu baigti, bet jeigu reiktų tik vairuoti, tai va, 15 valandą jau turėčiau stoti. Jo, juokingai skamba, 15 valandą nedirbti jau.
stovi. Patranka stovi. Ingankį važiavimas čia, o tai palauk, kur išsikrovimas. Čia taigi negalima. Postnordas kažką įsikrovinėja. Kurkėjos blemba rampos ne čia. Čia. Ai va, reikės rampos, tik reikia sustoti, eit prisiduot. Važiuojam čia. Važiuojam kažko krautis, medienos, man atrodo, kad medieną krausimės į kažkokį tai miesteliukštį. Netoli, čia 90 km nuo manęs. 80 meters, turn right, then cross the roundabout and take the second exit. Borkstena, ar kaip į tenai bevasivadintų Borkstena, vienu žodžiu atvažiavau. Kažkur čionai turėsim kažką krautis. Čia liko kilometrų su biškiu. Ten mačiau pagal Google žemėlapius, tai ten kažkas mediena. Kažkokia mediena, bet keliuku pravažiavau, hebra. Nežinau, labai daug tenai video medžiagos filmuota. Nebent sugreitinsiu kokius 5 ar 10 kartų, tai tada gal gelsiu vien tik parodyti. Nu, įspūdingas ten toks serpantinas. Kaip serpantinas? Serpantinai kalnuose daugiausia, bet nu čia toks, sakysim, lygumų, kalvų. Oh my gosh. O vienas tiltukas buvo, tai net išsigandau iš pradžių. Paskui tik taip dašūtai iš pradžių. Pažiūriu 3,5 metrų. Žiūriu plotis 3,5. Ačiū Dievui. Jo, jeigu pavyks, nu, gal pamėginsiu suspausti, kaip sugreitinti, tai gal tada įmesiu aš tenai, kas per, kaip mane čia pravedė šitos kaimus. Bet šitam kaime aš turiu ir krautis. Gods būti kontoros man čia nereikia, man reikia kažkur medienos, Borkstena. After 300 meters, you have reached your destination. Sakė, aš už 300 pasieksiu my destination, va mediena. Ir kur važiavimas dabar čia? Ar tenai, matau, gali būti ar čia, ar čia. Ten fūra suko, tai ir man reikia sukti tenai gal. Jo. Medienos sandėlys. Vida. Lietuviška. O shit. Nelyg. Lasting, loading tenai. Teisingai. Ir kur dabar man važiuoti? Sustoti. Kas čia parašyta? Darbo laikai. Darbo laikai. Ten reikia sustoti. Instrukcijos ką ir kaip daryti. Pasikrovėm, bet žiūriu, kad man neužtenka laiko grįžti į uostą. O čia tai bus bairis, kai liks sustoti reiks kažkokioj kišeniai likus 50 km iki išsikrovimo taško, iki pristatymo tiksliau taško. 4 valandas 3 minutės turiu vairavimo, o pagal navigaciją 4:40.
Sustojom dienos pertraukai, normalius šiandien, normali poilsiavietė, nemokama. Aišku, kaip visus šitas valdiškus rastplacai. Lemia tik tai, čia tipo ale autobusų gal vieta, dar pohrin man. Iš tikro gal išvažiuos ten tie, tai pasistatysiu ten, dar pasimėjau pertrauką paprastą, kol kas ne dienos. Dar neužbaigiau šalies. Einam prie ežerėlio pažiūrėti. Ir čia suoliukai yra su staliukais, gali atsisėsti va savo, pavalgyti. Super čia padaryta. Super padaryta. Aha, prie ežero tai, yra. Tvora čia stovi, bet šiaip prieit prie pat gali. Ok, einam prie pat. Šlapia. Nu, maudytis tai čia neprieisi per šitą krantą gal. Kažkur kitur. Ką, penktadienis. Šiandien pabaigiau kelionę į Karskroną. Pasiėmiau naują darbą. Ir dabar atsvažiavau Helsingborgą. Įsikrauti kartoną. Ir dar važiuosime dar vieną miestelį pasikrauti popierių. Vienu žodžiu, šiandien aš esu popierinis. Popierių iš Lenkijos, popierių į Lenkiją. Good job. Į kairę ir vėl į kairę. Nebuvau čia, galvojau važiuosiu tą pačią, kur kažkada buvau, bet pasirodo kitiem čia, Ei, langas. After 300 meters, turn left, then turn left. Ir kur mano dabar firma? Nematau. Mano firmas pavadinimą tai nematau. Ant šito stendo tai jo nebuvo. After 200 meters, turn left. At the end of the road, turn left, then turn right. Boksunas matau. Entrance truck. Entrance truck. Kur ofisai čia turbūt? Reikia į ofisą. Įsikrovinėjom, karočią patys rankiniu būdu. Mano aparatas. Pataikom. Bum. Nu, pataikėm beveik. Vaikai, padirbėjau aš čia, jums pasakysiu. Pirmą kartą įsikrovinėjau fūrą. Užjaučiu aš juos, kurie patys įsikrovinėt. Nors šiaip gerai sportas toks, aš jums pasakysiu. Kartais. Bet kai nepratęs būni, tai esmė tame, kad kai būni nepratęs, tai labai iš karto. Aš dar turiu ten problemą su cukrum. Tai man iš karto nelabai gera pasidarė, tai teko biškį ir įkalti kai ko. Nesunkios tos palėtės iš tikro, tik tai kad antra palėtė, kuri stovi ant viršaus, labai maskatuoja, tai kelios iškrito. Bet po pusės fūros jau pasidariau profas, jau pradėjau valdyti pamtraką kaip profesionalas, prisiminiau Amazonės sandėlio laikus, kai dirbau. Tai jo. Ir pasportavau, nereikėjo sėdėti paprastai.
Vienu žodžiu, viskas išėjo į naudą. Viskas išėjo į naudą. Važiuojam krautis rulonų, ten jau pačiam krautis nereiks, nes 3 tonų vienu rulonu aš nepakelsiu. Čia paletės nesunkios, tai... Tai va tokie reikaliukai. 5 savaitė baigėsi, vis dar naujovių. Tai va pirmas sandėlis, kur teko įsikrovinėti pačiam. Ką, važiuojam į Nimiolo krautis. Ir mes vėl šiandien nespėjom grįžti į uostą. Kas mes turim? Jo, nespėsiu greičiausia. Ne, greičiausia tikrai nespėsiu, reiks vėl stot kažkur pakeliai nakvoti. Ką, susitiksim prie rulonų popieriaus, galbūt, o gal ir nesusitiksim. Jau ten kažką kaip įrodžiau, gal, nu pažiūrėsiu, kaip bus aplinkybės. Gerai, važiuojam krautis iki sekančio susitikimo. Šeštadienis, 6 diena šiandien eisiu į pertrauką, paskutinę trumpąją ir namo kitą savaitę. Jau turėčiau šį penktadienį gal baigti kitą darbus, paskutinę baigėsi 5 savaitė kadencijos ir beliko 1 savaitėlę ir čiuožiam. Ką, šiandien turiu pristatymą Malmo uoste vėl, tik tai ne toj pačioj vietoj, kitoj. Pristatau priekabą iš Karlskronos uosto į Malmą, grįžtu, pasiimu priekabą tuščią, grįžtu į Karlskroną ir pasiimu priekabą jau pirmadieniui vėl į Malmo Ikėją. Nežinau, kur čia susirasti reiks nakvojimą. Čia reiks susirasti nakvojimą, vienu žodžiu kažkur tai, bet savaitė baigėsi. 5 savaitės baigėsi. Jo. Išsekina, bet nieko. Svarbu išsimiegot gerai, tai viskas kaip ir nieko baisaus. Čia kažkur čekinai yra. Okei, nu dar nebuvau čia, reikia žiūrėti kaip čia kas. Kur čia ir kaip čia ir ką ir dėl ko daryti. Check-in cars, check-in šitie man. Okay. Tipo reikia high visa dėvėti. Gal nenoriu už high visa. Check-in cars, gerai. Einam žiūrim. Ai, tai čia kaip Karlskronai pasistatai ir eini į ofisą prisiduodi. Važiuojam pasiimt tuščios ir grįžtam į savo pagrindinę darbo vietą. Dar turėtum prisikabinti, jo kaip sakiau, turėčiau prisikabinti dar Malmo pirmadieniui. Ir važiuosiu ieškoti vietos. Taip kad turbūt šiandien viskas, šią savaitę turbūt ir neturbūt, ir greičiausiai, kad viskas. Taip kad ačiū visiems žiūrintiems, ačiū komentuojantiems, ypač ačiū patariantiems. Tai va, na ir gal klausimas pabaigai dar, sakysim, kas dirbo Švedijoje, ypatingai pietiniai daly. Kaip vis dėlto žiemos čionai? Ar labai baisios, keliai gerai valomi, gerai prižiūrimi, ar vis dėlto lėduoti, snieguoti? Tai tiek norėčiau paklausti pabaigai ir susimatysim sekančiuose serijose. Visiems geros dienos.